Sveiki visi, įsijungė dar vieną mano podcast epizodą apie ekstremalų sportą. Ir šiandien svečiuose aš turiu žmogų, kuris žiemą praleidžia kalnuose, o vasarą ore. Tai yra Marius Čiuta. Sveikas. Labas. Sveikas. Kaip laikaisi? Bliama, gerai. Va, dar vis žiema, bet jau už lango pavasariukas artėja, tai smagu, kad nuo vieno sezono pradeda apie kitą galvoti. Tai faina. Tu pas mane į svečius atvykai tiesiai iš oro uosto. Taip. Ką ten veikiai? Bet aš neišskridau, aš iš tikrųjų tiesiog buvau, mano darbas ir toks, mes organizuojam žiemos kelionės, slidinėjimo kelionės su High Mountains ir vienas iš tiesiog darbų yra tas, kad tu žmonės nuvažiuoja į oro uostą, palydėti iki jų lėktuvo, palydi, pamojuoja ir išleidi, nes vis tiek. Hebrytė ten ir parinasi, daug klausimų būna, panašiai jaučiasi vieni, bet kai mato kokį mane, pavyzdžiui, ar kolegą, tai toksai iškart ramiau žino, kad... Tiesiog drąsiau matant. Jo, kad kelionės organizuoti, viskas vyksta pagal planą. Tai tu žiemas leidi kalnuose, vasaras, aš sakiau, kad yra, bet realiai irgi kalnuose. Jo, nu taip, jeigu aš galiu rinktis atostogas, tarkim, ar aš varau į kalnus, ar kažkur prie vandens, man kažkaip aš tas kalnų žmogus, kur aš... suprantat visus tuos, kurie yra vandens žmonės ir mėgsta būti prie vandens, bet man matyti, va taip netgi ant žemės matyti paveiksliuką kalną, labai gerai. O jeigu yra kartais žmonių, kurie nežino, kokiais sportais tu užsiemi? Tai taip, aš esu snieglentininkas, bet taip pat aš esu ir parašiutininkas. Tai šokinėjau ne tik iš lėktuvų, bet šokinėjau ir beis parašiutais, tai reiškia, kad ir praktiškai šokinėjau nuo visur, kur man atrodo įmanoma. Iki kol užtenka aukščio. Kol užtenka aukščio ir viską, jo. Aš ruošdamas šiam pokalbį ieškojau įvairios informacijos apie tave ir radau, kad prieš 3 metus tu sakei, kad tu nelaikai savęs atletu ir tau tas pavadinimas atletas yra netinkamas tau. Kaip dabar, po 3 metų, ar vis dar taip pat galvoji? Bliama, geras klausimas, nes pasakiau ir pamiršau. Aš iš tikrųjų gal ir dabar nelaikau visiškai atletu, tiesiog tai yra mano gyvenimo būdas, bet metams bėgant, tu supranti, kad tu lendi vis giliau ir tu domiesi, tu vis daugiau žinai, tu jau patirtį susidedi ir tu kitam jau gali paaiškinti kitą kartą, kuris gal pradeda, tu jau iš savo patirties gali paaiškinti, žinai, žiūrėk, reikia čia taip daryti, ne taip ir panašiai atsipalaiduok labiau ir viskas bus gerai. Vis tiek esu ekstremalaus sporto mėgėjas. Vis dar mėgėjas. Mėgėjas. O kaip atsirado ekstremalus sportas tavo gyvenime? Nuo ko prasidėjo visa šita kelionė? Gal nuo mažens. Žinok, aš gal su rolikais, mano pirmi rolikai, tai tėvai padovanojo 7 metų, kai 1 klasę išėjau, padovanojo redučius. Aš buvau visiškai smegenys susprogdinti ir gal jau 2 savaitę prie Maksimos nušokau nuo 3 laiptukų. Dar po 2 savaičių jau su Voneičiu, man atrodo, nušokau nuo 3 laiptukų ir viskas. Tada aš dar lankiau muzikos mokyklą, mane pagavo mokytojas, kur sako, ko tu čia su rolikais važinėjai, kodėl tu nenamie negroji savo muzikos instrumentą. Tai aš supratau, kad ne, čia biški ne vaibelis ir man atrodo išėjau iš to muzikos būrelio ir sakau, gerai. Tai buvo rolikai, redučiai, skeitas kažkurio metu net buvo, tada išpopuliarėjo ir wakeboardai, snowboardai ir žiūrėk, čia dar YouTube'ai pamatėjai vidose, kaip čia kažkas skraido su tais parašiutais ir galvoju, oho. Laikas bėgo ir palengva ten judėjau link ten. O kuo bendrai žiūrint vis tą ekstremalų sportą, kuo tave tai sužavėjo? Patrauk, nes daugam ekstremalus sportas atrodo nevertas rizikos. Ja. Kaip tavo gyvenime, kokia yra ta draugystė su rizika anksčiau ir šiuo metu? Tu pats kaip irgi žinai, kai tu įbijai ir jeigu tu save stumi ir padarai kažkokį naują triuką, ar iššoki aukščiau, ar netgi ant scenos išlipi, podcast'e sudalyvauji, panos numerio paprašai, tu žinai, koks ateina geras jausmas. Tai tave tai užveda ir kitus visgi tas jausmas užveda gal dar labiau ir jie ir ieško ir
gilinasi, kur čia daugiau yra. Bet mano pati pradžia, tarkim, tai aš tikrai pamačiau YouTube video ir ten top 10 šuolių buvo. Ir antrą vietą, aš tik atsisukdavau antrą vietą ir aš niekaip nesuprasdavau. Ten buvo tie vinksiutai, kažkai crazy norvegai, su oldschooliniais vinksiutais varė, va, taip, pusmetris metras nuo žemės. Ir aš nesuprant, kas čia vyksta. Taip, ką, palauk, su kuo čia, palauk, žmogus čia viduj, čia rimtai, su kokiu čia, kažką čia užsidėjo, kažkokį tai, žinai, atrodė, kad miegmaišiai, žinai, ir varo. Ir aš tai žiūrėjau, kol paskui gilinosi, kol blema, čia labai daug pinigų kainuoja, čia labai tu drąsus turi būti, nu čia impossible, kol pabiški vis gilinasi, kad pasirodo, čia visai yra possible. Jau kiek 10 metų užsiemi tuo. Jo, praktiškai, jo. Tai tave tai pastumė YouTube video. Praktiškai. O koks buvo procesas, ar atsimint savo dar pirmą šuolį iš viso? Nepamiršti. Tai pirmas irgi buvo ir Simukas, mano brolis, tai dalyvavo, irgi pirmą kartą šoko. Ir ten netgi mes vidosiką tokį padarėm ir buvom studentai ir kaip ir savaitgaliais leisdavom laiką bare, gal prie alaus, ir kažką gal sakom, dažnai pataupom biškį pinigų, neprageriam, o pasidarom kažkokius veiklas, kurias mes žiauriai norim padaryti. Tai žinok, tą savaitgalį visi parašutu šokom, wakeboardinam, ten praktiškai vieni iš pirmųjų kartų. Su Airsoftu pradėjom, paskui sukūrėm savo komandą, iš visų į užsienį varžybas važinėjom ir netgi ryte nerim varėm prie mašinos prisirišę veiką ir tokį programėlę. Ir kas įkingiausia, kad mes buvom 4 ir turėjo būti 5, bet jisai 5 užgėrė ir netvarė į tą savaitgalį. Tai toks, realiai mes visi 4 ir likom prie aktyvios veiklos, o jisai taip ir nieko neišbandė. Tai čia buvo kupinas pirmų kartų čia visiškai. Ir jisai išsprogdino ir toks atvėrė akis, kad wow, ta prasme, čia nuotykis ir čia galima ir čia bandyti, ir čia įdomu, ir su wakeboardais varinėti. Tai, tas pirmas šuolis parašytų, tai iš viso atrodė ten po kelių valandų, kad aš čia sapnavau, kad net nebuvo, ten kaip kitą pasaulį patekęs. Ir dar po kelių metų truputėlį dar susitaupęs pinigų, kad galėčiau išsilaikyti licenciją, čiukšti išsilaikiau parašiutininko tą licenciją. O paskui tik viskas ten, kai pakliūni tą pelkę, žinai, tai tik traukia gilyn ir gilyn. Nuo to tik kaip downhill. Tai išsilaikyti licenciją, pradėjau šakinėti. O kaip iš viso kilo mintis mėginti šokti ne iš lėktuvo, o nuo uolos krašto? Čia... čia buvo gan intensyvu, bet, nežinau, aš paskui, kai pradėjau šokinėti ir šiaip aš atradau Nitro Circus, ten Travis Pastrana su savo visais hebrytėm, ten NTV tos serijos, kaip beleką jie daro, stumė ten konkrečiai. Čia man irgi buvo vienas iš pagrindinių ir toksai, tu juos žiūri ir tu toks, aš noriu būti toks kaip jie, žinai, tai leisti va taip laiką, kaip mes tą savaitgalį, kur atrodo ten tie amerikonai, jie kiekvieną dieną leidžia, taip pat kaip mes kažkokį savaitgalį pasidarėm vieną. Ir blema, jie čia šokinėja nuo visur pastatų, jėga, reikia pasidomėti. Ir ten taip supuolė, kad kaip tik pasiekiau tą lygį minimalaus tų skydaivų šuolių, kad galėjau pradėti. Estas organizavo mokyklą, dar sužinau, kad vienas pažįstamas lietuvis važiuoja į tą mokyklą, iš toksai tik žiūri, kad žvaigždės sukasi teisinga linkme, kortos krenta ir aš jau čia ieškusi batukų, kad atlaikytų čiurnytės, žinai, apsaugėlės visokias dviratininko perku net vadovėlį nusipirkau apie beisą ir važiavau laikytis savo beiso kursą. Bet vėlgi, klausant, aš girdžiu, kad įsijungia YouTube, pamatėjai Nitro Circus. Taip. Aš ten paskui labai eilindęs buvau, tas ir žiūrėdavau, ten kai tie pirmieji vlogai atsirasdavo, tai Bidželis padaro blogą, kaip jisai mokina tą visą kursą. Tai aš realiai jau YouTube'ai buvau perėjęs tą kursą ir matęs, ir žinojęs, kas po ko eis, kaip tu šokinėsi, kur tu varysi ir tai žinai.
Man reikia savo reikėtų pradėti naudoti filtrą, kokį tipą video tu gali žiūrėti. Jo, kad maždaug kaip yra cenzas vaikam ir cenzas turėtų būti tokiem kaip mes. Tai vėlgi, ieškant informacijos, prieš 3 metus Wingsuitą, kaip tu išsireiški, dar tik uostinėjasi. Jo. Dabar jau net ne pirmą Wingsuitą turi ir filmą pristatė. Kaip nusprendė išmėginti Wingsuitą, nes čia jau atrodo visiškai kita lyga, negu tiesiog, bet šuolis nuo olos. Bet čia kaip ir pas kiekvieną, nežinau, tokį berną, kuris pamato tą video, čia yra kaip ir ultimate goalas, kad aš noriu varyti pusmetris nuo žemės, kaip Red Bullio vidosikose rodo, žinai, ir čia žiauriai jėga, ir čia cool, ir čia yra kiečiausia. Tai natūraliai taip ir gavosi, pradėjai, pabiški tenais gilinais į tos Wingsuitus ir tas kelias jisai žiauriai užtruko. Ir netgi dabar, kai pasiekęs, pavadinkim, ultimate goal, tai atsisuku atgal ir man labai gaila matyti tokias žmonės, kurių būna tikrai, ir galėsiu net papasakoti statistiką, kad tu pamatai vidosiką kur tu varai su Wingsuitu. Ir tu, neturėdamas jokių žinių nieko, tu ateini į drop zone, sako, aš noriu būti parašiutininkas, bet aš noriu varyti ten pamatėjai, palei žemę, žinai, Ir tau pradeda aiškinti, kad sako, palauk bičiuli, čia ilgas procesas, jisai žiauri pavojingas, jisai žiauri visokį ir laiko resursų, ir patirties reikia, ir disciplinas, ir la. Kol bičias, ne, tai aš, čia porą šuliukų padarysiu ir davai varam, ką tu čia stumi, žinai, ašgi atletiškas, čia ir saltuką moko ant tramplino, viskas čia gerai bus. Ir kol galiausiai tai, kai jie supranta, kiek ten tu ilgai knysės, kol daeisi saugiai, arba jie ieško shortcutų, kurie dažniausiai baigėsi fatališkai, bet man praėjus visą procesą, neėmu shortcutų, aš supratau, kad tas end goalas, tas Wingsuitas, iš tikrųjų jisai nėra net toks amazing, koks, pavyzdžiui, šuolis be jokio kostiumo su draugeliais kažkur nuo žiauriai geros olos ir susikabinus rankom ir ten, žinai, vienas į kitą rodant liežuvis ar kažkokius ženklus su pirštais. Ir, ta visa kelionė su visais potyriais ir kiekvieno to mini laiptelio užlipimo ir naujų experience'ų, tai ta visuma, tau neatpirks to varimo ten metras nuo žemės su tuo Wingsuitu. Tai realiai kelionė yra svarbiau negu pats tikslas. Jo. Netgi kai skrendi su Wingsuitu, tai net nebesijaučia taip, kad tu kristum su savo kūnu, nes kai tu krenti ten su kokiu mažiuku kostiumėliu ar tiesiog su džinsiukais, tai tu literaliai jauti, kad tu fucking krenti į žemę ir tu gali net biški ten įtempi presą, žiūri, kad, žinai, krenti biški labiau tiesiau, ten tokių visokių niuansų, o su Wingsuitu tai jau kaip tokiam biški kaip lėktuvėlį jautiesi, jau toksai, žinai, viskas tai biški, ne švelniau vyksta, bet taip kitaip biški. Aš su taim esu keliavęs į vieną beišuolį prieš porą metų į lokaciją, kurios negaliu atskleisti. Aš net nebepris. 6 ryto, mes tiksliau 4 iškeliavom. Kažkur link Kauno gal? Nežinau, bet gal. Ir aš tiesiog labai gerai atsimenu, kad mes jau ten buvom nusileidimo zonai, kur aš planas buvo, kad aš tave filmuosiu, tu man davei raciją ir pradėjai kopti viršų. Ir tai užtruko kokį 30-40 minučių. Šuolis truko 15 sekundžių. Max ten, jo. Ir man nuo to laiko man visada kilo klausimas, galvoju, 30 minučių tai čia yra kaip ir minimumas, kiek užtrunka pasiekti viršų, kad galėtum šokti. Tai realiai 30 minučių, valanda, kelias valandas lipimai viršų dėl... Porą sekundžių. Visiškai verta. Taip, jeigu tu tą klausimą nori klausti, visiškai hands down. Aš ir norėjau klausti, kodėl? Kodėl tau tai atrodo verta? Nes, vėl kaip ir sakiau, kad tas visas emocijų komplektas labiausiai žavi, tai taip ir tas klipimas, jis nėra ten, kad tau nuobodu. Fucking kažkur aukštai, kažkokiam su tokiam surūdyjusiam armatūram kariesi viršų. Žinai, ten irgi emocijos pilasi.
Aš po kurio laiko esu bandęs lipti ten pat, be parašiutos, be minties šokt. Tai aš pusiau klipsi sukau ir grįžau žemyn. Ten yra reikalų, nes aš, man atrodo, pirmą kartą iš ten nušokau tik iš trečio karto, kai pirmą kartą tiesiog užlipau, nulipau, antrą kartą tas pats, trečią kartą jau kažkaip sugebėjau nušokti. Nes... O kodėl? Baisu buvo, blin, pliau, išsigandau, galvoju, šiaip. Nesąmonė. Bet vis dar, net ir po 10-mečio šokinėjimo, vis dar yra tokių momentų, kur tiesiog suveikia sveikas protas ir sakai, kad ne. Jo. Jisai kaip ir... Jis visada yra ir ačiū Dievui ir yra netgi tas toksai kaip šeštas pojūtis pas kiekvieną žmogų, kur tu kartais jauti, kad kažkas blogai ir panašiai. Nu, tarkim, ne tavo diena, ne taip jauties, net irgi su wakeboardais ar snowboardinant irgi, tu atsižvelgi tas dienas. Tai taip ir čianais būna. Kartais tave taip iš niekur pradeda taškyti ant tos olos krašto ar ant kažkokio krašto, kad tu jautiesi, tu visada kovoji su savim, čia baimė tau nepadeda, čia čia, žinai, susijimk, susikontroliuok, užgniaužk baimę, davai discipliną, bet kartais negali suvaldyti tos baimės ir tiesiog jauti, kad baimė jau išauga į paniką ir tave taip pradeda taškyti, kad tu paimi, nulipi ir sakai sorry. Aš šios blogai nefilino ir nešoksiu. Ir kartais netgi tas yra, savo tai pasakyti yra taip sunku, nes tu jau žinai, tu jau darai 100 kartų ir tu supranti, gali tu pasakyti tokį I fuck it ir atsispirt, žinai. Ir tu teoriškai planas A, kad tu už tų 30 sekundžių tu būsi ant žemės. O jeigu tu pasakai savo ne, tu žinai, kad tu turėsi dabar lipti, ar kažką tavęs laukti. Nes jeigu dar ant olos temsta, tai ką žinau, tai gal 3 valandas reikės leisti žemyn, kai tu galėtum, čia žiūrėk, už minutės aš jau galėčiau aliuką gerti, bet gali iš viso nebegerti aliuką. Ja, tai visada yra opcija, kaip tu pasieksi po 30 sekundžių. Taip, tai va tas toksai, žinai, ir tas vidinis balsas įsijungia ir kartais sakai sorry. Faina, kad vis tiek su metais, kai tu jaunesnis, tai tu nori visiems viską įrodyti. Žinai, tu nori varyti aukščiausiai, nori varyti kiečiausiai, daugiausiai flipų daryti. O kai tu pabiškai ateina tos patirties, metai, supranti, kad niekam tai čia neįdomus iš tikrųjų esi. Ar tu ten 3 saltonus padarysi, ar ten 2, ar ten iš viso nepadarysi, ar tu čia nušoksi nuo kažkokios super techniškai sudėtingos olos, ar nuo kažkokio tenais tilto. Vis tiek, tas pats atrodys, šuolis yra šuolis, ten vieni galvos, kad beprotis, kiti galvos, kad ten narkomanas, treti, žinai, įdomu, drąsus, bet ir viskas tenais, ką tu ten suki ir panašiai. Bet bent jau iš mano perspektyvos žiūrint, tai parašiutininkų bendruomenė nėra labai didelė Lietuvoje, nesau, kad maža, bet nėra mainstreamas, spėju, kad base šuolininkų yra dar mažiau. Taip. Bet tas bandymas įrodyti, ar yra kažkoks, kadangi iš esmės, sakykime, tų šuolininkų būtų 15 beiso, ar prieš tuos 15 žmonių tu bandai kažką įrodyti, ar tu visada tik tai dėl savęs viską bandai įrodyti savo? Buvo vienas geras momentas, kai mes literaliai susipjovėm su draugeliu, abudu turėdami sąlyginai panašiai patirties, tą patį kostiumą, ir mes pradėjome taip matuotis, kuris yra geresnis. Ir mes literaliai ant tiek susinervinom, kad mes lipdami vien su kitu nešnekėjom ir sako, it's on, dabar mes darysim varžybas. Tai ten toks tragiškas šuolis buvo, taip jis galėjo blogai baigtis, kad nuo to laiko viens kitą atsiprašymą apsikabinom, sako, mes daugiau nesimatuosim. Nepasimatuojam. Viskas. Tai konkurencija šitoje vietoje, šitam sportui nėra geras dalykas. Jinai prives tik tais prie blogų sprendimų ir kaip tik čia turi ir palaikymas, ir kad tu ir nenori nušokti, šaunuolis, viskas gerai, galbūt net ir aš su tavim nešoksiu, žinai, tavai varom dviese nuo to kalno, nes nėra ten kur konkuruoti, come on. Netgi yra parašyta beiso vadovėlį, kas yra geriausias base jumperis pasaulyje. Tai vieni rašo tas, kuris labiausiai mėgaujasi šuoliais, tas, kuris labiausiai vaibina. Ir kuris dar gyvas. Viskas. O kad ten kur tu ten kaip žemai išsiskleisit, nėra ten tokių gairių kažkokių ar panašiai. Dabar, kuomet kalbėjom apie visą šitą konkuravimą, aš pagalvojau, kad aš niekada nesu matęs
beis varžybų, visur tai yra įvardyma kaip festivaliai. Ja. Šiaip tai jos kaip ir egzistuoja, bet anksčiau būdavo jos rimtesnės, būdavo ir beiso akrobatikos varžybos. Malaizija, nuo KL Tower, ten didelis aukštis ir tu ten gali ateiti pasirodyti. Bet čia dar buvo prieš 20 metų. O dabar tie tramplinai, nu ten, tu tramplinuose gali išsitreniruoti būti nerealus base jumpo realistas, kas ir labai logiška ir teisinga praktika būtų. Dabar tiesiog varžybos būna tokios, kad yra kvadratėlis ant žemės ir reikia ten nusileisti. Ir kad ten pataikytum, reiškia tu krūtas. Tai dėl to akrobatinių varžybų, tai tai aš neįsivaizduoju, ar būtų geresnis kažkoks formatas, nes tas akrobatinis, tai pasižiūrėkime, Red Bull Cliff Diving ir tas pats akrobatinis tik į vandenį. Taip. Bet, o kažkokiu, kad arčiau praskristi, tai čia bereikalingas rizikavimas būtų, kad kuo arčiau. Jeigu kalbant ten visiškai sportiniais terminais panašiai, tai vyksta World Wingsuit lyga. Jinai dažniausiai vyksta Kinijai ir pasaulio wingsuiterių lyga. Nuo uolos, šokis su wingsuitu, 3 kategorijos. Visi šoka su GPS siųstuvais, viskas matuojama ir tai yra pirma kategorija greitis, visam kuo greičiau, kita yra distancija, kad kuo toliau per tą patį laiką, ir trečia yra ten pakabina tokį taikinį ir jie kaip dar tai taškai tą taikinį, žinai, kas ten net užsideda tokį špagą, žinai, ir paskui ant stop motioną žiūri, kas ten arčiau centriuko. Bet iš tikrųjų viskas labai kontroliuota ir viskas labai ten disciplinuota ir ten jau, ten nėra kažkas tokio labai pavojingo. Ten yra tiesiog hebra matuojasi per šimtasias sekundės, nes ten jau viskas aparatais ir tiesiog visi panašiai varo, tiesiog vienas, žiūrėk, ten 600 greičiau nuskrido ilgesnį atstumą negu ten kitas. Bet čia jau gaunasi kaip toks atskiras pogrupis. Jo, čia jau atskiras pogrupis. Mes ten, kaip aš jos net mėgstu vadinti, tiesiog ten yra matematikai ir geekai, kurie mėgsta žiūrėti savo skaičius po nuliukų, po kablelio. Bet viskas gerai. Aš labai labai norėčiau vieną gražią dieną ten sudalyvauti. Viskas būtų cool. Ja. Dar visai neseniai tu pristatėjai savo filmą apie šuolius, apie kelionį į Norvegiją. Taip. Kaip gimė mintis padaryti filmą? Ten iš viso ten turėjo būti tiesiog video draugeliams, kelionės, kaip ir kurie dauguma daro savo kelionių iškarpas ir sudeda, žiūrėkit, čia YouTube įkelta, kaip aš atostogavau. Ir aš prisižadėjau ir tai darbai užpuolė, tai tinginiai užpuolė ir žiūriu, kad laikas bėga, praėjo metai, aš nieko nepadaręs. O draugam jau pažadėtum, seniukai, tai kur video, žinai, sakai, padarysi. Jo, ir aš tada galvoju, blema, jie tiek laukia. Aš tiek tingėjau, reikia tada padaryti normaliai. Ir žiūri dar, kad tos medžiagos yra, nežmoniškas kiekis ir tik ten uždėti muzikos ir parodyti tos šuolius, galvoju, kad bus ne taip ir įdomu. Ir pabandžiau parodyti daugiau pačios virtuvės, pačių užkulisių, kaip ten kas vyksta, kaip ten lipi ir panašiai. Ir toks visai smagutis vidosikas gavosi, kurio šiaip draugeliai laukia po to, kai aš jau pradėjau daryti, laukia dar pusmetį, kol jis galiausiai gavosi. Bet ne visi sugalvoja draugų kelionės video daryti premjerą, pakviesti dar daugiau draugų ir visą tai rodyti viešai. Koks buvo jausmas, kuomet Narauti bare rodėjai ir visi žmonės žiūrėjo, kokios emocijos buvo po tų 1,5 metų nuo viso įvykių? Ne, tai vėl tu juos išgyvenai taip pat ir žiauriai kubo, aš žiauriai jaudinu. Vaikščiu ir galvoju, bliam, čia tik tie žmonės renkasi, čia sveiki, čia prisėski, čia beveik vietų nebėra, bet čia viskas gerai. Ir tai labai jaudinausi, aš žinau, kad ten gal ta ir filmo kokybė, jinai nėra profesionali ir panašiai. Aš galvoju, bliam, pusės bairių niekas nesupras, nes čia yra už mažos bendruomenės ten prikoliukai ir panašiai, bet kaip iš reakcijų supratau, kad visai smagiai susižiūrėjo tas filmas. O ar prie to jaudulio prisidėjo tai, kad filmą baigė į vakare prieš?
Ja. Nu, bet čia mano gyvenimo dalis, čia jau, žinok, prie šitą jau pripratęs. Tai. Išsikelt, paskelbt. Taip, aš jau savo ir baigiamai, man atrodo, dar renderinau važiuodamas į katedrą apsiginti. Svarbu spėjai, deadline yra deadline, bet deadline yra nebereikalo. Jos reikia tilpti. Aš puikiai suprantu. Jo. Man atrodo, čia kiekvienas, kuris kažką pamontuoja, padaro, jisai... Svarbu deadline pasiekti. Taip. Šiaip realiai žiūrint, mes pirmą kartą susipažinom prieš kokius, aš sakyčiau, 4 gal metus. Kaip ir su... O ne dar daugiau gal, mes buvom prie Balžežerio. Tai maždaug 4-5 metai, jo, Simas tuomet dirbo Veikspotė, tai kaip ir su daugum žmonių aš ten susipažinau, taip ir su tai. Ir aš atsimenu, kuomet Simas pasakė, kad tu atvarai plaukt, ten buvo ruduo, spalio mėnesis, mes ten tiesiog jau for fun plaukiam. Aš tave žinau iš anksčiau, iš Instagramos, ir aš tave visada žinau kaip vyresnį, labiau crazy Simo brolį. Nes jau ir Simas yra pakankamai crazy, tai aš tave žinau dar kaip labiau crazy. Kokie yra tau ir Simo tie santykiai ekstremaliam sporte? Ar yra kažkokia konkurencija tarp jūsų? Ne, yra taip. Aš įsivaizduoju, aš esu kaip koks tai 4 iPhone'as, kokiu 32 GB atminties. O Simas jau normaliai koks 11 iPhone'as, kur 512 GB, nu jis naujesnis, šviežesnis modelis, didesnis procesas, bet aš tiesiog klasiką išlieku. Ne, aš visiškai juokauju, aišku, tiesiog, jo, buvo malonu matyti, kaip jaunesnis broliukas į tave vijosi, nes aš kurį laiką, kažkokiu 25-24 aš laikiau aukštą kartelę. Ir ne, aš iš jį veikbordė buvau geresnis, aš iš jį snowbordė buvau geresnis, aš taip žiūrėjau kaip reikia. Ir galiausiai atėjo ta diena, kai tą kortelę jisai peršoko, jis tada ją pasistiebė, pakėlė dar ir paskui tik taip kėlė, kur aš dabar va taip pat tiesiog. Rankas pakeliu ir bravo. Tik tais bravo ir galiu slėptis. Tai dar yra ir trečias brolis. Yra dar trečias, kuris irgi panašus. Jis irgi... Bet jis trečias brolis slidininkas. Taip, turėjo būti. Aš kada buvau Austrijoje, pas Amerikais, kad buvom su juos sutikę, kai mes varėm čiužinėti tą visą pusę dienos, mano. Ar visą laiką tarp jūsų 3 tas ekstremalus sportas buvo, ar tu buvai kaip tas... Net nežinau, atradėjas. Vedlys ir... Nežinau, aš gal tiesiog, aš gyvenau savo laisvalaikį, rodžiau turbūt pavyzdį ir tiesiog broliai matė, kad čia yra visai įdomus kaip jis gyvena ir gal patys bandė patys ten nuėjo. Netgi ir jauniausias broliukas, jisai atvažiavo jau į Austriją gyventi, nemokėdamas slidinėti. Ir jam pirmas sezonas, netgi antras sezonas kartu kai mes su Simu važiuojam, jam visą laiką vytis, visą laiką pavargęs, visada perkaitęs, visada, žinai, prakaituoja, bėga, pavargęs, o mes taip, mes važiuojam, sustojam, jo palaukiam, kol jis atvažiuoja, važiuojam toliau, žinai, broli, matai, nėra ko lauk, važiuojam. Buvo pas jūs, žinau. Tai va, žinai. Bet kol atėjo trečias sezonas ir tu supranti, kad jisai taip važiuoja ir jisai tave aplenkia. Ir dabar jisai laukia ir tu jį vyjęs. Stipriau. Šią vasarą, kad ir kaip tai sunku pagauti Lietuvoje iš viso, nes aš tave ir podcast'ą jau kurį laiką bandžiau pasigauti. Šią vasarą aš sugebėjau tave pasigauti visai savaitai, kas man atrodo labai neįtikėtina. Aš nemeluosiu, aš biškį gailėjausi, kad paskui pasižadėjau varyti jau kokią antrą dieną, aš jau galvojau, ką dėmit. Nemeluos mane nustebino, kad tu pasirašytai savaitai. Bet esu labai dėkingas, nes be tavo pagalbos tikrai daugumos tų kadrų nebūčiau. Ypač realiai visų kadrų, kur valtis juda, visur turbūt dėkingas tau. Man pačiam juokinga buvo, iš tikrųjų, dabar, kai jau baigėsi tas viskas, taigi, wow, amazing, tai labai ačiū tau, kad leidai sudalyvauti tame projekte. Bet tuo momentu aš kažkaip, man atrodo, nesupratau jūsų, aš galvoju, čia Chebrytė vieną dieną nori kažką pafilmuoti, žinai, ir toks atvariau, tai Marijus, susitinkam rytoj, žinai, tai kaip supras, rytoj tu pačiu metu 5 ryto, žinai, kaip supras 5 ryto rytoj, taigi viskas, ne, čia tik pradžia visą savaitę.
Čia kažkur buvo prasilenkė komunikacija. Ups, bet finale rezultatas gavosi. O visą tą savaitę prisimint, apart to, kad 5 ryto ir nuovargis, koks buvo jausmas stebėti savo brolį. O, aš labai visada Simuką labai mėgstu žiūrėti ant wakeboardą. Jisai labai grakščiai, stiliovai važinė, tai dar iš valtelės šalia, va, gražu buvo. Vieną momentą iš labai arti matei. Jo, tai tiek kaip ir jaudinasi dėl jo, kad viskas okei būtų, bet ir taip ir didžiuojasi, kad žinai. Aš labai gerai atsimenu, kuomet pasakėjau apie jaudinimą, atsimenu vieną situaciją, kur Simas tikrai taip nemaloniai krita ir tu labai emocionaliai sureagavai. Tai šitą kadrą galėsit pamatyti behind the scenes, kuomet filmas išeis gegužės 4 dieną. Man jau parodė tą kadrą. Nu, aš jau mačiau gyvai ir dabar kamerą. Net buvau pamiršęs, kad taip reagavau natūraliai. Tiesiog. Tai ar skaudu, aišku, bet kuriuo atveju skaudu matyti brolį, kuomet jis krešina, tai... Aišku, nu. Bet ar sudreba rankos dėl, ar viskas okei, ar esi užtikrintas, kad jam bus gerai viskas. Kad čia Simas, jisai moka krešinti ir viskas bus gerai, ar... Nu vis tiek tu jaudinės, tu žinai, nes, kartais, kad ir mokytų krešinti, vis tiek tu triukus komitinį daryti sudėtingus ir tas krešas kitą kartą tu gali neapgalvoti. Pasisukt, gali kažkoks šmikis išplaukti su valtim vidury kelio tau wakeboardinant, čia irgi gali būti. Gali. Gali. Tai visko gali būti. Tai aš aišku pasinaudoti turiu progą, kad gegužės 4 dieną Trakuose premjeras Spaced Out. Trailerį jau matyt pasaurimą, tai podcast'e tai neberodysiu. Bet visus kviečiam, Facebook'e yra eventas, kviečiam prisijungti, nes pamatysim ir patį Spaced Out video, kuris jau net nebesiskaito kaip video, nes mes perinam prie filmo pavadinimo. Pamatysit behind the scenes, bus galima plaukti. Visą hebrytę pamatysit, visus, visą hebrytę, kas gamina ir panašiai. Nes mes jau su Simu ir Aurimu pradėjom kalbėti, kad mes norim daryti ne tik tai Spaced Out premjerą, bet jau veiks sezono atidarymo šventę. Tik kas labai super, žinai. Taip, būtų, tai dar informacijos apie tai bus tikrai daugiau. Bet gegužės 4 dieną kviečiam, nes Marius padėjo tai įgyvendinti. Aš tik maža dalytę prisidėjau, iš tikrųjų, maža. Aš tenais vairuodavau valtį ir su irklais biškį plodavau. Po pokalbio aš tau galėsiu parodyti medžiagą, pažiūrėsim, kiek maža dalis tas, ką valtis judėjimas padarė. Jo, bet buvo linksma, buvo labai linksma. Taip. Ir jeigu jūsų filmo premjera bus tokia linksma kaip ir mano filmo premjera, tai bus hebrytė žiauriai faina. Tai mes pasitengsim, jau mačiau, man regis 80 plus žmonių yra spaudę attending, tai jau yra daug daugiau. Nes jeigu ir prasiplaukti tuo pačiu metu, pasižiūrėti filmą, pavaibint, tai čia viskas, čia festivalis jau. Taip, gegužės 4 veiks sezono atidarymo šventė, kviečiu. Aš galiu papasakoti prie Veiko iš karto, kurį laiką neplaukiu ir visi klausinėjo, tai aš čia wakeboardin, ne wakeboardin. Tai praeitais metais aš supratau, kad aš jau buvau ne wakeboardinės 1,5 metų ir aš Italijai ten buvo 2.0 sistema ir toks iššokau su nuomota lenta ir galvoju, ką čia dėdė, žinai, davai biškį prisiminam, hop, porą pasukiukų nusibodo, gal reikia kokį oro triuką pabandyti. Tai užsipjoviau reilį ir, buvau biškį, kaip sakant, aprūdyjas. Išspjovė blogai, užmetė į blindą ir aš su galiniu kantu kaliau į vandenį ir aš save išsijungiau. Tiesiog aš gulėjau, ačiū Dievui, turėjau liemenę, užmigau, pamegojau ir kur net instruktoriai tokie, aš dar kitoj tolimiausiai daly, toksai guliu savo, mėgau ir tie bičelis jau stovi toks su bordu pasiėmęs, jau čia neplaukt. Aš toks atsikėliau, gerai, varom dar biškį. Aš skaičiau apie šitą istoriją Instagrame tavo. Damn it, nebežinau, nebenoriu wakeboardinti, čia žiūri pavojingai, yra hebra atsargiai, ten tikrai galima susižeisti. Tai nelaikai savęs wakeboarder. Ne, viskas. Gal dar kada nors išbėgsiu, bet jau. Brolį tikrai nepavysiu, net nebesitengsiu, viskas, done, case closed. Tai manau, kad vis tiek už brolį dar esi vis dar pranašesnis ore, tai... Tai ačiū Dievui, kad jis dar nebando, nes tada mane tenais nusadins ir viskas. Tai pagazdink. Taip, Simai, nelįsk į beisą, čia mano. Neatimk viską iš brolį.
Tai už lango mes nieko nebeturim, bet tu dar minėjai, kad po porą savaičių keliausi dar į kalnus. Taip. Ir sezonas žiemos kaip ir pabaigai jau bus. Kokie vasaros planai su beisu? Oi, tai planų bus, sekite mane Instagram'e, pamatysite viską hebrytę. Nenoriu, aišku, čia tiesiog turiu tokį įsitikinimą, nemėgstu labai planų pasakoti, nes tada būna jie nesigauna. Turiu, bet šiaip sezoniuks labai fainas ir dar pati žiema nesibaigė, tai čia pas mus kad ir nutirpo, bet kalnuose kaip tik pasnigo šviežių, tai dabar ir purekas, ir pauderis, tai dar aš dar neišbėgau visiškai į vasarą su mintimis, aš dar žiemą gyvenu ir aš kelias savaitėlės, gal mėnesiuką dar pagyvensiu žiemoje, o tada jau bus matyti. Tai sekit Marių Instagrame, nes tenais visą informaciją ir aš dar žinau. Taip. Nes kitaip pagauti tikrai labai sunku. Tai tuomet, kad jau neatskleidai planų, tai ačiū, kad apsilankėjai. Ačiū tau. Pagaliau, kiek čia mes irgi planavom nemažą laiką. Nemažą laiką, tai gal kokį pusmetį. Tai sėkmės tavo planuose, tikiuosi, kad sulauksim dar vieno filmo. Jo, būtų faina. Man čia patiko, aš užsikabinau ir aš dabar jau norėčiau irgi kada nors padaryti. Tai tikiuosi vėl padarysim bare, alučio. Tai pirmas blynas pavykęs, nes aš žiūrėjau ir tikrai wow buvo, tikrai net tokio tikėjausi. Nu, man ačiū, nes aš galvojau, kad aš padariau ir jisai bus visiškai suvalgytas, iškritikuotas ir niekas nieko nesupras. Matai, aš manau, kad negali kritikuoti, kuomet tai yra realiai pirmas Lietuvoje. Nu, toks filmas. Su istorija, toks ilgesnis pasakojimas. Negali kritikuoti, jeigu pirmą, neturi su kuo lyginti, antrą, jeigu šiaip kritikuoti negali. Nes nebent tu pats tikrai 100% esi kažką geriau padaręs, bet... Šiaip yra lietuviškas Skydaivo filmas apie Lietuvos skydaiverius ir jisai tikrai profesionalus ir normaliai darytas ten rimtas filmas ir jisai, man atrodo, videoteko, kai bus, netikrinau, bet gal šitoj net lietuviškoj videoteko kokiam nors... Pavadinimą atsimeni? Dangus, taip pavadinas, tiesiog Dangus. Ir ten tikrai yra ir istorija visa, ir tos kategorijos, ir lietuvis vienas skydaiveris rodo, ir netgi yra ir beisų tokia skiltis, kur dar rodo dar kartą, kuri buvo prieš mus Lietuvoje. Ir ten buvo tokia net Klaipėdos brandolys, ir jie buvo stipriausi beiseriai Lietuvoje. Ir jo, faina, ir paskui jie pakloja dirvą mum, mes tokie kaip ir antra karta ir žiūrėk, gal to bus jau ir trečia karta. Netgi aš nusipirkau savo pirmą kostiumą iš to bičio, kuris buvo pirmoje kartoje. Tas buvo žiauriai sudroštas kostiumas, bet jisai man ten žiauriai papigiam atidavė ir dar žiauriai gerų istorijų papasakota ir dar iki šiandien ateina ir sako, Mariukai, atsisės kokią aš tau istoriją papasakosi. Labai faina. Tai ačiū visiems. Jo, dar pažiūrėkit ir tą filmą Dangus. Taip, jis gal man tas netidės komentarus. Jeigu rasim aprašymą įdėsiu. Jo, ten visai rimtas legit filmas. Jo. Tai eikit ieško Dangaus, mes irgi eisim ieško Dangaus. Labai graži frazė. Ir kaip visuomet susitiksim ant lentų. Taip.